Žmonių irgi įsiskyrė keliai. Viena dalis žmonijos pasuko į užkariavimą išorinio pasaulio ir vis tobulina visą tą užkariavimo būdus, kaip pasinaudoti išorinio pasaulio, kad gauti visko, ko nori. O kita dalis žmonijos išminčiai, jie aptiko, kad geriau reikia ieškoti vidinės būsenos, susietumo, taikos su pasauliu ir tik tai tada veikti. Tu turi pradėti matyti, kaip kito žmogaus savijauta įtakoja tave. Tai reiškia, kad jeigu tu gyveni su kažkokiu žmogum, tarkim, pora, šeima ir taip toliau, tu turi pastebėti, kad mes esam susisiekiantys indai. Kad jeigu tas žmogus yra nerime ir tu su juo gyveni, nerimas persimeta į tave. Šaltinį aš atradau tada, kada aš supratau, kad yra dvi, galima sakyti, laimės rūšys. Bet yra ta laimės rūšis, kurią sukelia aplinkybės. Paralelė galėtų būti su gimtadieniu. Bet tai trunka vieną dieną. Kad yra dar antra laimė, kaip čia pasakyti, kabutėse laimė, jo, tai, ko žmonės ieško, jo, tai yra būsena, vidinė būsena. Taip kaip aš suvokiu dvasingumą, jis yra daug kartų sudėtingesnis žinojimas už tą, kurį turi šiuolaikinis sociumas. Jisai daug kartų sudėtingesnis, dėl to, kad jisai sprendžia uždavinius, kurių negali šiuolaikinis sociumas išspręsti. To reikalinga patirtis, tiesioginiai tavo patyrimai, išgyvenimai, pilnatvės jausmo ir persimokinimas, kaip reikia gyventi jau ne dėl visuomenės, ne dėl vaikų, o dėl savęs, dėl savo širdies, dėl savo pilnatvės. Atrasti ją ir po to ją dalintis. Tai kaip vyksta ta paieška, kaip žmogus gali ieškoti ir, kur pradžia gali būti, kur išeities taškas jam atsispirti nuo ko. Labas visiems, sveiki atvykę į dar vieną Soul Action podcast'o epizodą, kuriame aš, Marija Mei, kalbinu, kaip visada, sąmoningumo ir meditacijų mokytoją Rimvydą Žydžiūną. Sveiki, labai nuostabu, kad mes tęsime šitą seriją mūsų išminties pokalbių. Super, man irgi labai džiugina. Tiesiog primenu, kad visi šitie pokalbiai yra skirti tam pačiam reiškiniui realizuoti, tai yra padėti įnešti kuo daugiau sąmoningumo ir išminties į kasdienius mūsų visų žmonių gyvenimo uždavinius. Tai į santykius, į veiklą, į buvimą su savimi, atostogavimą, į visus įmanomus įsivaizduoti gyvenimiškus uždavinius. Tai šiandien mes vėl neriame į tokią temą ir neriame į temą laimę. Dar kartą. Ir prieš šitą podcastą, prieš šitą epizodą, ruošiantis jam, kilo toks kaip pamatymas, pastebėjimas, klausimas kartu viename. Kad labai dažnai būna žmonės, kai susitinka, jie klausia vienas kito, ir kaip tu jautiesi, kaip tu gyveni. Ir dažnas atsakymas būna stereotipiškai, normaliai, žinai, ir taip, visko būna. Ir va tas atsakymas mane pačią anksčiau man jisai atrodė normalus taip pat, nes irgi tai būčiau atsakius, bet per pastaruosius daugelį metų jau stebina. Nes atrodo, kaip normaliai, kaip, atrodo, mes visi galim skaityti, keliauti, filmų žiūrėti, dirbti, santykių, viską. Mes tiesiog pertekliui nuolatos gyvename visko, ko tik įmanoma įsivaizduoti, ko anksčiau žmonės niekada neturėjo. Ir vis tik į klausimą, esminė, esencinė, tai kaip tu, apie ką tu, kaip tu laikaisi? Atsakom šitaip, normaliai. Tai norisi tavęs paklausti, kaip tu matai, kodėl žmonės yra tokioj būklėj, kodėl jie taip atsako, viską turėdami. Jo, ir čia mėgsta lietuviai taip sakyti iš tiesų, normaliai. Tai reiškia, kad tu gyveni taip, kaip statistiškai vidutinis žmogus gyvena. Tai reiškia, tu neišeini už statistinio vidurkio. Tai yra normaliai. Aš asmeniškai irgi atradau kažkada tai savo gyvenime vidinį šaltinį, džiaugsmo gyvenimo ir nuo to laiko ir jau daug metų, virš 20 metų, kai manęs klausia, aš sakau nuostabiai. Ir labai dažnai žmonės tai nedžiugina, o netgi įtempia. Įtempia dėl to, kad jie nežino, kaip atsakyti, kada pasakai normaliai, tai jie žino, kaip į tai sureaguoti. Bet kada sakai nuostabiai, ne tai, kad gerai, bet nuostabiai. Kada žmogus greitai palygina save su tavim ir tokio atsakymo dėka jis pamato, kad jisai gyvena nenuostabiai. Ir labai dažnai žmonės pradžioje tai įtempinėdavo, bet iš kitos pusės tam tikrų žmonės tai įkvėpdavo.
Dėl to aš ir bendravau su tai žmonėm, su kurios tai įkvėpdavo. Dėl to aš turiu daug nuostabių draugų. Ir mokinių. Kuriuos tai įkvėpė jo. O tos, kurios įtempia, kuriems nepatinka nuostabiai jaustis, aš jau sutinku rečiau. Va, dėl to, kad visada galima pasirinkti tą grupę žmonių. Yra tos 3 grupės žmonių, kuriem tu patinki ir tavo gyvenimo būdas, kuriem tu nepatinki ir kuriem iš tiesų dzin, koks tavo gyvenimo būdas. Tai ir šitą mintį būtų galima gerokai išskleidinėti, gal paliksim kitam podcast'ui, gal bus įkvėpimas, bet aš dar noriu grįžti. Labai džiaugiuosi, kad tu paminėjai, kad pats jau daugelį metų esi aptikęs, taip žodinai, vidinį šaltinį to džiaugsmo. Ir kad būtent tai vyko tavo gyvenime. Tai gal nuo to norėtųsi ir pradėti. Vat kas tau tai yra, tas vidinis šaltinis? Kaip tu jį aptikai? Vat, kaip radosi tavo gyvenime šitą temą, kad galima atsakinėti nenormaliai? Jo, ir aš manau, kad pas mane tas nuo mažens buvo, dėl ko labai fainai žmonėms atrasti tas akimirkas, kada jie savo gyvenime jausdavosi nenormaliai, o nuostabiai. Tai va, tai pas mane tų akimirkų buvo daug labai vaikystėje, jaunystėje, kadangi aš augau gamtoje ir aplinkui ganėtinai darni aplinka. Taip ir traumos buvo, bet buvo tai tokie išgyvenimai. Ir kažkuriuo momentu aš nusprendžiau būtent kreipti dėmesį ne į traumas, ne į skausmingus išgyvenimus, kurie irgi vyksta kiekvieno žmogaus gyvenime, ypač vaiko, nes visi mes jautrus esame vaikai, atviri ir mus pažeidžia, bet lygiai taip pat pradžiugina. Va, dėl to aš kažkokiu momentu pradėjau kreipti dėmesį ne į traumas ir su jom dirbti, o į antitraumas. Tai reiškia nuostabius, teigiamus, kartais totalius išgyvenimus, kurie pas mane buvo vaikystėje, jaunystėje ir po to juos aš pradėjau aptikinėti ir vyresniam amžiuje. Dėl to aš tą aptikau ir šaltinį aš atradau tada, kada aš supratau, kad yra 2, galima sakyti, laimės rūšys. Yra ta laimės rūšis, kurią sukelia aplinkybės. Tai reiškia, įsiskiria, laimės hormonai, oksitocinas, dopaminas, serotoninas ir taip toliau, opioidinės įvairios medžiagos ir tu atreaguoji į tai kaip į laimę. Paralelė galėtų būti su gimtadieniu. Visi sveikina, visi tave myli, visi tau ploja, tu esi visų dėmesio centre, realiai tavo smegenys laimingos. Bet tai trunka 1 dieną. Kitą dieną žmonės užmiršta. Užmiršta tai, kad tu esi jų dėmesio centre ir kiekvienas pradeda gyventi savo gyvenimus. Ir galima sakyti, ta laimė nueina, laiminga diena. Bet aš atradau, kad yra dar antra laimė, kaip čia pasakyti, kabutėse laimė, tai, ko žmonės ieško, tai yra būsena, vidinė būsena. Tai reiškia, kad aš viduje laimingas ne nuo gyvenimo aplinkybių, o nuo to, kaip aš save ir pasaulį jaučiu. Ir aš atradau, kad yra laimė kaip būsena ir laimė kaip, kaip reakcija, arba kaip atpildas, arba kaip pasiekimas. Yra 2 tokie dalykai. Aišku, jie gali net ir kartu būti, kad vienu metu žmogus ir laimingas ir turi būseną ir turi kažkokius tai stiprias emocijas, teigiamas, susijusios su gyvenimu ir taip toliau. Bet emocinė dedamoji, jinai visada trumpa, tu atreaguoji, jinai praeina, jinai negali laikytis. Dėl to tos laimės kaip atpildas, kaip laimėjimas, kaip netgi hormonų išsiskyrimas, laimės hormonų, juos taip ir vadina, yra trumpalaikis. Negali hormonai visada metais pas tave ten būti pike. Ir yra rami laimė. Ir manau, kad kiekvienas žmogus ją patiria. Ją patiria, bet ne visada užfiksuoja, nes jos nesukelia emocijų. Mes reaguojame į tai, kas kelia mums emocijas, kas kelia mums kažkokias tai kūno malonės reakcijas, malonumą ir taip toliau. Bet juk gali būti tokia laimė, kada tu ramus, kada pas tavęs nėra jokių emocijų, bet tau be galo gera. Gal galim, Rimvydai, čia šitoje vietoje vis tik šiek tiek daugiau pavyzdžių,
kadangi mes pradėjom nuo vaikystės, gal vaikystės pavyzdžių, ar jeigu pasirinksi kitokio kažkokio amžiaus, bet kaip atskirti, kaip tai atrodo? Tai, kad, jo, tai aš galiu galbūt pasakyti tai, ką aš atradau ir realiai to atradimo dėka aš pradėjau visai kitaip žiūrėti savo vaikystę. Visi būdamas ten 24 metų, aš atradau dėka praktikų ir sąveikos su nuostabiais žmonėmis, medituojančiais, aš atradau va tokią būseną, susietumo būseną. Ir ta susietumo būsena, kada pas mane nėra jausmo, kad aš ir pasaulis yra atskira. Aš pradėjau jausti, kad ir aš ir pasaulis viena, kas iš tiesų realiai taip ir yra. Žmogus yra vienas su aplinka. Jo, mes visi sąveikaujam, visi susiję, bet labai dažnai mes taip nematom, kad mes esame susiję, nesijaučiam, kad susiję, mes jaučiamės kaip atskiri. Tokia ego, va tai yra ego, aš yra kitas, aš žmonės, aš gyvenimas. Ir aš atradau labai, kaip čia pasakyti, kontrastingų išgyvenimų būdų. Tai reiškia, iki to laiko aš buvau tokioj depresijoje, savo paauglystės kažkokioj kriziai. Ir po to staiga iš niekur nieko, be jokio įžangos, be jokio kažkokio tai ženklų, kad vat, gerėja, mano gyvenimas ir pagerėja. Tiesiog nuo labai blogos būsenos aš iškart papuoliu į tą būseną. Ir tai net ne būsena, o tai yra savęs ir pasaulio jautimas, susietumo būsena. Aš netgi žodžių tada neturėjau, kažkokį pavadinau gal meilė, gal kažkokie tai, nežinau, tais laikais man buvo labai nuostabu ir ačiū Dievui, aš neturėjau jokių pavadinimų, nei pabudimai, nei nušvietimai, nei dar kažkoks, tai tiesiog aš radau sprendimą savo dramų visokiausių. Jo, jeigu tu jautiesi susijęs su pasauliu, pas tave atsiranda viduje pilnatvės jausmas. Dėl to aš net ir nevadinu laimę, aš vadinu pilnatvę. Ir kai tik tu pasijauti atskiras, tai reiškia, pradedi galvoti apie save, apie savo problemas, apie kaip su mano poreikiais, kaip su mano tikslais. Ir tavo mąstymas iš karto apsisuka ir atsisuka į save. Ir tada pasaulis pasidaro didelis, tu toks mažas. Iš karto atsiranda nerimas, iš karto atsiranda pavojus, iš karto tave gali mesti, palikti, atstumti, tau gali duoti, tau gali neduoti. Ir tu, nežinau, papuoli tokį pasaulį, kur neįmanoma smegenim jausti saugiai, neįmanoma būti garantuotų dėl ateities ir taip toliau. Ir tai yra tiesiog matymas pasaulio. Tu čia pateikia keletą tokių klausimų, tezių, kaip mąsto žmogus, kuris atskirtyje, o kaip mąsto tas, kuris neatskirtyje? Va, kaip jisai mąsto. Jeigu tu jautiesi, kad tu esi susijęs su kitais žmonėmis, tu visada mąstai ne tik apie save, bet ir apie kitą ir apie situaciją. Bet mes, kada mąstom, mes galvojam, net jeigu galvojam apie kitą žmogų, mes galvojam apie save, kaip su manim bus. Jeigu aš taip rūpinusi to žmogum, bet iš tiesų galima aptikti, kad aš galvoju, kad tik tai tas žmogus nemestų manęs, nepaliktų, kad jisai nenustotų duoti tai, kai jis man duoda ir taip toliau. Ir kartais aš noriu būti geras tam žmogui, kad vėlgi tas žmogus mane mylėtų. Jeigu taip analizuoti savo mintis, matytum, kad mes visada apie save galvojame. Ir va tas galvojimas apie save ir sukuria tą izoliacijos jausmą. O mąstantis žmogus, susietume gyvenantis žmogus, jisai realiai pradeda mąstyti 3 linijomis. Jisai vienu metu sprendžia tokį uždavinį. Kaip man, kad būtų gera, kaip kitam žmogui, kuris šalia manęs, ir kaip tai situacijai, kurioje aš randuosi. Ar tas toksai sprendimas mąstyti apie visus šitos 3 elementus, ar jisai nutinka, kaip jisai nutinka, kaip žmogus pradeda taip mąstyti? Nes tarsi atrodo, jo, dabar mes visi atsisėsim ir, žinai, užsirašinėsim kiekvienoje situacijoje, savo kitam tada, bet skamba, kad kažkaip kitaip tu tą pradėjai matyti. Jo, ir čia yra išmintis, tai reiškia, kad žmogus pradeda gyvenimą matyti sudėtingiau negu paprastai. Nes šitas matymas yra sudėtingesnis. Tu turi matyti, kad apie kitą žmogų, pavyzdžiui, galvoti. Tu turi pradėti matyti, kaip kito žmogaus savijauta įtakoja tave. Tai reiškia, kad jeigu tu gyveni su kažkokiu žmogum, tarkim, pora, šeima ir taip toliau, tu turi pastebėti, kad mes esame susisiekiantys indai. Kad jeigu tas žmogus yra nerime ir tu su juo gyveni, nerimas persimeta į tave. Jeigu tėvai gyvena nerime, nerimas persimeta į vaikus.
Jeigu vienas žmogus tenai piktas labai, jo, tai labai lengvai galima matyti, kaip vaikai pasidaro pikti. Jeigu tėvas visiškai neorganizuoja savęs, nedisciplinuoja, ten geria arba nesugeba darbo susirasti, tai visa tai persiduoda jo vaikams. Per būseną, per veidrodinius neuronus, per energetiką ir taip toliau. Ir šitą reikia pastebėti ir tada supranti, kad neįmanoma padaryti savęs laimingu, kai aplinkui kiti žmonės nelaimingi. Tai jie būtinai tave padarys vėl nelaimingu. Dėl to tu turi spręsti tokį sudėtingesnį uždavinį. Ir kada tu sprendi sudėtingesnį uždavinį, tada tu galvoji, okei, taip kaip jaučiasi kitas žmogus, artimas žmogus ir artimi žmonės, tai yra žmonės tavo bendruomenės, tai įtakoja mano savijautą. Lygiai taip pat mano savijauta juos įtakoja. Dėl to kartais tam, kad jiem padėti, man reikia padėti savo savijautą pasirūpinti, kad aš galėčiau jiem padėti. O kartais man reikia padėti kitiem žmonėm, kad man geriau būtų. Arba kartais reikia, moteris žino, susitvarkyti namus, kad tavo galvoje tvarka atsirastų. O kad aplinkui betvarkė namuose, tai sunku viduj turėti tvarką. Ir kartais tu savo viduj padedi tvarkydamas išoriai. Dėl to gaunasi, kad tau reikia ne tik tai dar su kitu žmogum rūpintis, bet dar ir aptikti, kad mes visada randamės kažkokiam kontekste, kažkokioj situacijoje, aplinkoje. Tai reiškia, yra namai. Ir mes gyvenam namuose. Ir pavyzdžiui, namuose gali būti betvarkė, labai daug paveikslai kabo su tokiom destruktyviom kažkokiom energijom, gali būti šiaip daug chaoso namuose. Ir mums neišeina, jeigu mes nepasirūpinam chaosu aplinkui, kad išimti jį, tai mums labai sunku tą chaosą išimti iš vidaus. Ten, kur mes randamės aplinkui, bendruomenė, nežinau, kaimynai, žmonės, irgi labai svarbu ta aplinka. Kartais reikia keisti aplinką, kad padėti savo ir artimiem žmonėm. Dėl to tu pradedi matyti, kaip aplinka paveikia mane, kaip aš paveikiu aplinką, kaip žmonės paveikia mane, kaip aš paveikiu žmonės, net savijautą. Ir staiga pamatai, kad čiagi sudėtingesnė sistema. Ir tai ne tik intelektualinis toks matymas, bet jisai net ir, kaip čia pasakyti, patyrimas. Išgyvenimas. Būtent tas patyrimas, išgyvenimas ir labai domina. Ir aš noriu dar grįžti į tą vaikystę, nes tu paminėjai, kad ir vaikas jau gali jausti tą susietumą, ar ne? Ir kad galbūt kažkas savyje atpažins bekalbant, bet kaip vaikas tada tai patiria? Nes tu dabar kalbėjai apie gana sudėtingus tokius bendražmogiškus elementus, kur mes jau apmastom, tai kažkaip refleksuojam iš minties akimi žiūrim. O kaip vaikas tą susietumą tuomet patiria, kas tai buvo ir tau, ir kas tai... Jo, dėl to kada aš noriu žmonėm padėti tai atrasti, aš jiem visada siūlau tokį dalyką, kad reikia tyrinėti ne tuos momentus, kai tau blogai, o kai tuos momentus, kai tau labai gerai, kad tu laimingas. Ir būtent tada jis atras šitos. Nes žmonės, kada pradeda savim domėtis, kada jiem blogai, tai jie dažniausiai ir randa kaltus. Traumas, tėvus, aplinką, visuomenę ir taip toliau. Ir jie pasidaro specialistai, dėl ko mes jaučiamės blogai. Bet visiškai nežino, dėl ko jie jaučiasi gerai. Bet jeigu tu laimingas, tau gera, tu sėdi su artimai žmonėm, tau gera, nežinau, tu gamtoje vaikštai, tau gera, tu dirbi kažkokį darbą, tau gera, tu leidi laiką vienas, tau gera. Tuo momentu sustoji ir žiūri, kodėl man gera, kaip aš jaučiuosi, kaip mano kūnas jaučiasi, kaip mano emocijos jaučiasi. Iš kur ta būsena atėjo? Kodėl jinai tokia gera? Kitam žmogui gali būti toj pačioje vietoje negerai. Tu eini mišku, tau gera, kitam žmogui gali būti nelabai. Tu sakai, eik į mišką, jis vaikšto mišką, jam nuobodu, o tau gerai. Tai aš pradėjau tyrinėti šitas būsenas. Ir kada aš pradėjau tyrinėti būsenas, aš pamačiau, kad taip yra ryšiai su to, ką mes patyrėme vaikystėje. Dėl to, kad kada vaikystėje mes buvome kūdikio laikmetyje, mes buvome absoliučiai susiję su viskuo. Net gimdoje, ką galima prisiminti, naudojant tam tikras hipnotinės praktikas,
mūsų pirmieji išgyvenimai irgi buvo susietumo būsena. Iš tikrųjų, kaip pagalvoju, nes juk yra daug aprašyta, kad vaikas net jaučia mamos būseną, Taip. tiek streso hormonus jos, Taip. tiek visus kitus hormonus, muzikos garsą, ten Mozart atsimenu, skaitydavau, kad reikia leisti ir panašiai. Tai kitaip tariant, vaikas išgyvena aplinką kaip savo dalį, taip išeina, ne, jis būna tam susietimui. Jo, ir yra tokia transpersonalinė psichologija, kuri tyrinėja dėka hipnozės būdu sukeltus tuos prisiminimus, kas vyksta mūsų gimdoje. Ir kada mes buvom gimdoje, mes patys pirmieji išgyvenimai pas visus žmonės yra nuostabus. Kosminiai, tu esi susijęs su viskuo, tu esi šviesoje, tu esi pilnatvė ir taip toliau. Ir taip mes po to turėjome, čia rojos tokie patyrimai. Ir yra tas gimimo laikas, kada tave pradeda spausti, kada tave kažkur stumia, kur tu prarandi rojų. Ir tada tave po truputį toj gimdoj spaudžia, vieni lengviau gimė, kiti ilgiau gimė. Ir pas tave ateina tokie pirmieji tokio pragaro jausmai. Tai reiškia ankšta, spaudžia, pavojinga, nežinoma ir taip toliau. Ir va šitas gimdoje pirmas toks, kaip čia pasakyti, bazinis archetipinis jausmas rojaus ir pragaro. Vėliau mes tai pavadinam, bet tai yra kažkokios pilnatvės susietumo būsenos, kur tu susijęs ir tave maitina, tu užsimanai ir tau iš karto duoda valgyti, pavyzdžiui, tu nesirūpini deguonimi, tu jį gauni, tu nesirūpini šilumą, tu gauni, viską tu gauni, tiesiog gyvenimas myli tave. Ir tai yra meilės būsena, jeigu kalbėti apie būseną. Ir po to kitas archetipinis išgyvenimas yra tave stumia, tu atskiras, tu konkretus ir taip toliau. Ir va šitas archetipai, jie po to kartojasi visą gyvenimą. Ir dėl to gyvenime, kada mes papuolam į krizės įvairias, mes realiai papuolam į gimdymo tuos sąrėmius. Gyvenimas spaudžia įgimti kažkokią naują erdvę. Tai vat šitą dalyką, aišku, žmonės galbūt neprisimena, bet jie intuityviai to ieško. Jie po to aptinka gyvenime, karts nuo karto vėl papuola į tą pilnatvę, kaip gimdoje. Ir kūdikystė labai dažnai būna, nes mes karts nuo karto arba dažnai susiliejam visų kažkuo tai. Nes mes dar, kol esam kūdikiai, nemokam kalbėti, mes praktiškai negalim iki galo atskirti savęs. Dėl to mes visada jaučiam save ir pasaulį kaip vieną visumą. Ir va čia ir gimsta mūsų tikrieji, va tie, vadinkim, gyvenimo norai, kurie ir yra totalūs, nes mes tada buvom totalūs, kaip ir traumos totalios, ir kai pasižadina jos apima visą mane, to gali būti 50 metų tau trauma pasižadino ir visą tave apimė, bet lygiai taip pat tie teigiami antitrauminiai išgyvenimai, arba totalūs džiaugsmo pilnatvės išgyvenimai, jie irgi tau gali būti 20, 30, 40, 50 metų ir vėl tave totaliai apima. Ir jie ir yra tavo gyvenimo šaltinis, variklis, pozityvus, kuriantis. Tai va, tai ką aš atradau? Aš atradau būtent tuos išgyvenimus, pirmiausia, su gamta susiliejimu. Nes aš gyvenau prie ežero, balandžio 20 aš gimiau, o birželio mėnesį aš jau maudžiausi. Ir mano pirmieji išgyvenimai yra, kad aš ir ežeras yra viena. Ir va tas jausmas, jisai mane vėl priminė, va tą buvimą gimdoje, vėl šviesa, vėl susiliejimas. Ir aš būdavau laimingas tiesiog būti prie ežero, maudytis, kažką tai daryti prie ežero. Mano visa vaikystė vyko prie ežero, nes Daugai yra tas miestelis, 20 km, toks ežeras ir pusiasalį tas miestelis. Nes aš visada buvau apsuptas ežero, tai reiškia, aš visada buvau, man buvo labai lengva, tiksliau, visada papulti tą jausmą, kad gyvenimas mane myli. Ir iki šiol aš tuo semiuosi, aš dabar gyvenu prie ežero ir jeigu man gyvenime sudėtinga, aš vėl ateinu prie ežero ir vėl papuolu į susietumo būseną, arba išsimaudau, praleidžiu laiką ir taip toliau. Tai pas kiekvieną žmogų yra susiliejimas su gamta. Toliau kitas dalykas, kuris yra vėl pas kiekvieną žmogų, to, ko žmonės ieško. Mes buvom susilieję su mama. Mama mus apkabindavo, mama mus maitindavo, mama perduodavo švelnumą, rūpestį. Ir visa kūdikystė buvo, kol mes nepradėjom kalbėti, būtent tokiam labai subtiliam susiliejime. Ir visos mamos žino, kad tas susiliejimas yra, nes jeigu tik tai tu nusuki dėmesį nuo vaiko, vaikas iš karto praneša apie tai. Dėl to mes visi ieškom santykius va to susiliejimo. Kaip galima sakyti, iš dviejų mes tampam vieną.
Ir mes jaučiamės absoliučiai saugiai, mylimi ir ne tai, kad mane myli, o meilė aplinkui. Tai va šitas jausmas pas mane irgi yra. Ir visada tu jo ieškai santykiuose kaip būsenos. Ir jeigu tu jį patiri kartais, tu pasidarai laimingas. Bet jau kaip būsena. Ir kartais gali nebūti jokių emocijų. Tu sėdi su žmogum, tu jautiesi su juo susijęs ir nėra jokių emocijų, nėra jokių kažkokių nei džiaugsmų, nei dar kažko, bet yra pilnatvės jausmas. Ir mes jo ieškom. Ir kadangi mes jo ieškom, bet nematom, kad ieškom, tai net nežinom, kaip sukurti. Vadinasi, va šitą aš atradau, kad yra susiliejimas su mama. Toliau, vat mes su kuo galim susilieti? Su gamta, su artimai žmonėm, mes galim susilieti su visuomenė per kažkokią veiklą. Ir čia vat yra kiekvieni, mes irgi kažkokių žaidimų žaidėme, kažkur tai dalyvavome su kitais žmonėmis. Ir karts nuo karto mes galėjom papulti tą susijungimą, rezonansą su kitais vaikais. Ar tu pozicijoje ten kažkokiam žaidime, arba tu kažką tai darėjai ir taip toliau. Tai vat pas mane buvo labai keistas tas dalykas, dėl ko aš ir dalinuosi šitą istoriją, dėl to, kad pas mane buvo išgyvenimas, kada mano tėvas, kuris pagal pašaukimą mokytojas ir mokino visą savo gyvenimą, dirbo dėstytoju ir kai aš ką nors ten blogo padarydavau, jisai man visada skaitydavo 45 minučių trukmės paskaitėlės. Ir man vietoj to, kad jis bartų, baustų ir taip toliau, jis mane pasisodindavo ir man paaiškindavo viską, kodėl aš neteisingai, kaip reikėtų teisingai pasielgti. Ir jisai pasakodavo su to pašaukimu. Dėl to aš visada jausdavau tą tėvišką meilę, kad jisai nepyksta, nebara, o man viską išaiškina. Ir tai būdavo mano galimybė susilieti su juo. Ir po to aš mažens jau pradėjau pastebėti, kad kai aš tai ką nors mokinu, vedu kažkur savo draugus, ten aš ir sportavau ir iš karto kitus mokindavau sportuoti. Kažką tai mokinausi ušų ir iš karto mokinau kitus. Ir iki šiolai aš tą darau. Pas mane pabunda tas jausmas, susietumas su visais žmonėmis. Dėl to aš atradau, kad būtent mokinimas, paskaitų skaitimas mane patalpina vėl į tą būseną, kurioje aš esu susijęs su pasauliu. Ir čia mano raktas, aš radau tą pašaukimą, bet jisai vaikystėje atsirado. Jis yra pas kiekvieną žmogų. Ir paskutinis, jeigu visą tokią sistemą supasakoti, yra tokie nuostabūs žmonės, kuriem irgi reikia apie tai žinoti. Pas mane tas įvyko, kad mes galim susilieti su viskuo. Ir tu susilieji su viskuo, ar į dangų žiūrėdamas, ar kažkokioj bažnyčiai, cerkvėje, arba šalia kažkokio tai žmogaus, kuris medituoja ir taip toliau, arba tėvai kartais medituoja ir vaikas būna ir susilieja su to. Kartais vaikai pas mus lanko mokymus, kur daro meditacijas, o vaikas gimdoje. Tai jis jau gimsta su įgūdžiais medituoti. Tai pas mane buvo mano močiutė, kada man buvo 2 metai. Jinai mane norėjo privesti iki pirmosios komunijos, dėl to jinai melsdavosi, mokino mane visokių dalykų. Ir jinai meldėsi ir užmygo. Tuo momentu pavargo, užmygo ir aš toj būsenoj šviesos pilnatvės žaidžiau. Buvau ramus, patenkintas ir jaučiau, kad kaip gimdoj mamos būčiau. Tada aš nežinojau nei Dievo pavadinimo, nieko, bet aš jaučiau tokį specifinį šviesą, ką vėliau aš pavadinau Dievu. Ir po to ta būsena pas mane ištikdavo, kada aš eidavau pro bažnyčią. Aš sovietiniais laikais, kada mokinausi, mūsų mokykla buvo šalia bažnyčios. Kai ten skambindavo varpai, net sovietiniais laikais, kur aš nieko apie Dievą nežinojau, aš sėdėdavau mokykloje, išgirdavau varpus ir su manim kažkas įvykdavo. Aš išskrisdavau kažkokią kitą dimensiją, būdavau absoliučiai laimingas, bet aišku, mokytojo akimis įsiblaškęs. Dėl to aš ilgainiui atradau, kad bet kokios dvasinės praktikos, kurios mane patalpina į šitą būseną, mane iš karto daro laimingą. Dėl to aš tas dvasinės praktikas jau net sovietiniais laikais radau visokius būdus, kaip tą praktikuoti. Ušų, joga, po to karate ir po to sutikau savo meistrą. Ir gaunasi, kad pas kiekvieną žmogų yra kūdikystėje ir iki 7 metų, kol protas nėra, kaip čia pasakyti, nėra pagrindinis. Galima sakyti net iki 12 metų, kada vaikas dar gyvena vis tiek išgalvotam pasaulyje. Dėl to labai lengva išgyventi kažką tai tokio
įdomaus, nes po to jau po 12 metų mes nustojom tikėti pasakom, tikim tik protu ir jau mes tada kaip protas mokinamės. Bet iki 12 metų mes gyvenam stebuklingam pasaulyje. Visi vaikai tikim pasakom ir kartais savo pasaką susikūrėm. Ir va tame momente ir vyko mūsų tie esybiniai išgyvenimai. Ir mes galėjom susilieti su mama, su močiutė, su tėvu, su artimai žmonėm, mes galim su gamta susilieti ir patirti harmoniją, mes galim susilieti su veikla kažkokia, tai mes galim susilieti su Dievu, dieviškumu, būtimi, šviesa ir taip toliau. Labai gražiai, fainai skamba viskas. Man norisi vis tiek dar galbūt grįžti ir prie tos kitos, nežinau, kaip įvardinti, laimės rūšies pirmosios. Visgi, o kaip tada jie atrodo? Čia tu papasakai, mes susiliejam su kažkuo iš tų 4 tokių didelių, nežinau, laukų, su kuo tu ten gali susilieti, žmonės, gamta. O pirmoji ta laimės rūšis tada, kas tai yra, kaip jinai vyksta? Jeigu nesusiliejimas, tai kas tada? Jo, kada nesusiliejimas, tada yra kita mūsų dalis, Taip. kuri labiau yra protas, ego. Aha. Ir jisai jaučia save, protas, kaip atskirą. Nes pradžioj, kada tu nemoki kalbėti, mama su tavimi vis tiek kalba, pavadinkim, telepatiškai, per apsikabinimą, per prisilietimą, per visokius garsus ir taip toliau, ir mes vienas kitą suprantam. Po to, kada mes pradedam kalbėti, mama pradeda kalbėti su mumis žodžiais. Ir tada jinai gali paaiškinti, kad jinai tave nori matyti tam tikro, turi tam tikrus, sakykime, lūkesčius, tikisi iš tavęs, turi kažkokias taisyklės, yra reikalavimai ir kažkokie idealai, kaip turi elgtis vaikas. Ir po kiek laiko mes pamatom, kad kai tik mes atitinkam tos reikalavimus, lūkesčius, idealus, mama mus myli. O kada mes netitinkam, mūsų nemyli. Neglosto, neapsikabina, mano brolį glosto ir ten apsikabina ir taip toliau. Ir tada pas mus atsiranda meilė ir laimė kaip apdovanojimas. Ir tada, jeigu mes gerai elgiamės, paprastai tariant, mus myli. Jeigu mes blogai elgiamės, kaip toj šeimoje ten priimti arba visuomeniai, tada manęs nemyli. Ir tada gaunasi, kad laimė, kada aš esu geras, kada kitų žmonių akyse aš realiai padarau tai, ko jie iš manęs tikėjus. Dėl to gaunasi ta laimė, jinai tokia yra kitų žmonių reikalavimų, lūkesčių ir idealų atitikimas. Ir pas mane irgi tas prasidėjo. Tai reiškia, tu pradėjai mokintis, kada pradėjau vaikščioti į mokyklą, iš karto aš pagavau, kad myli tuos, kurie yra ten, kažkuo išsiskiria, protingesni, geriau daro pamokas, arba ten stipresni, jeigu berniukai, mergaitės, jeigu gražesnės, jeigu jos geresnės, jeigu jos labiau maloniau kalba ir taip toliau. Tu pradėjai pamatyti, kad yra kažkokie jau idealai, laimėtojas. Ir mes papuolam į pasaulį, kurį visi vaikai po to supranta. Laimėtojas, pralaimėtojas. Laimėtoją visi myli, pralaimėtojas nemyli. Ir mes čia turime savo toliau mes ieškom to laimėtojo būsenos. Ir pas kiekvieną žmogų individualiai tas laimėtojas susiformavo. Ir pas mus yra ir svajonės kitokios. Mes kiekvieną svajojam, kokiais mes laimėtojais norim būti. Dėl to tose paaugliškose svajonėse apie laimėtojus ir yra mūsų kodai, kaip atrodo tas laimėtojas. Vieni laimėtojas, kad jisai protingiausias, kitas, kad gražiausias, trečias, kad daugiausiai kažko turi ir taip toliau. Tai toje pirmoje laimės rūšyje, kuomet tu esi atskiras, tu ieškai, kad būtum laimėtojas, o antru atveju, ar ne, tu ieškai paties susietumo. Taip. Tu ieškai susietumo ir galima būtų taip pasakyti, jeigu kalbėti kalba emocijų, saugumo, meilės ir kažkokio palaikymo. Tai yra, tu jauti, kad tu ir pasaulis viena. Ir tada tau labai lengva žaisti, kurti, daryti. Jo, tai taip išeitų, pavyzdžiui, mes nuo ko pradėjom pokalbį, ar ne, kad žmonės daug visko turi, daug visko daro, net ir pasiekia daug ką, bet vis tiek negauna to jausmo, kad aš absoliučiai pilnas, bet jie galbūt gauna daug laimėjimų. Taip, būtent. Tai taip išeitų, kad ta pirma laimės rūšis maitinktų ten, kiek nori tų laimėjimų, bet neįvyksta tai, kas žmogui giluminė prasme, ne? Nes vis tiek lieka atskirtume, kadangi atsirado tie norai atskirtume. Ir tą visi žmonės gali pastebėti, kada tu iš tiesų gauni to, kaip tau atrodo, reikėjo laimiai.
būto, mašinos, vyro, vaikų, darbo, pinigų, sveikatos, laisvo laiko, juk dauguma žmonių tai turi. Tai reiškia, jie jau yra laimėtojai. Ir jie pradeda jausti, kad viduje yra trūkumo jausmas. Išoriai pilna, pažiūrėkit, išoriai mes visko turime, o viduje trūksta. Ir dauguma žmonių nesupranta, kodėl. Jie galvoja, kad nereikia dar didesnį būtą, dar didesnę mašiną, dar gražesnį vyrą žmoną, dar daugiau vaikų, dar daugiau kelionių. Ir tas daugiau, galiausiai priveda žmogų, jeigu jis yra sąmoningas, arba stebi save, arba refleksuojantis bent, jis pradeda matyti, kad vidus tai neužsipildo. Vidus neužsipildo. Ir čia yra tas etapas gyvenime pas žmogų, kuris prasideda irgi nuo kažkokio momento, kur tu jauti, kad galima dar daugiau visko pakeisti, padaryti, bet kokybė gyvenimo nesikeičia. Kiekybė keičiasi, vis daugiau visko turi, o kokybė nesikeičia. Čia taip įdomi, taip klausau tavęs ir žinai, atrodo, kad tarsi neįmanoma išspręsti šito uždavinio, jeigu tu atskirtume ieškai laimės, tai neišsprendžiamas atrodo uždavinys, nes pats susietumas, pats buvimas toj kitoj būklėje ir yra atsakymas. Taip. Ir tą galima pamatyti jau su savo vaikais. Galima suteikti visko, ko jisai nori išoriniai laimė, nupirkti visus žaislus ir mes pamatysime, kad tas vaikas gali būti dar labiau nelaimingas, dar labiau nepatenkintas, dar labiau reiklus, tiem žaislams. O galima su vaiku labai fainai nuostabiai pabūti, kuris jaučia meilę, ryšį, palaikymą, įsiklausimą jį ir jisai gali būti daug kartų laimingesnis. Ir taip yra su vaikais ir taip yra su visais žmonėmis. O kodėl, Rimvydai, tada žmonės taip masiškai yra įstrigę tame cikle, kad šitoj pirmoji kategorija nuolat vis tiek ieško atsakymo? Kokia priežastis užstrigimo? O priežastis dėl to, kad mes viduj turim labai stiprią motyvaciją. Aš pasakoju apie tą teigiamus išgyvenimus ir neigiamus išgyvenimus. Manasi, jeigu mes sukuriam savo asmenybę, savo gyvenimą, kuri remiasi antitraumomis, tai yra teigiamais išgyvenimais, tada mūsų gyvenime pilna norų save išreikšti, save realizuoti, padėti kitiems žmonėms, dalintis perteklium, kurti grožį, kurti perteklių kitų žmonių gyvenime ir taip toliau. Jeigu mes tokį sukuriam save. Bet jeigu mes pasiremiam į pragarą vidinį, mes prasigeriam į super totalius neigiamus išgyvenimus. Mane išdavė. Taip, atskirtumo jausmas, bet atskirtumo jausmas kaip jis jaučiasi. Mane išdavė, mane paliko, mane atstumė, su manim neteisingai pasielgė, subejojo mano verte, atimė iš manęs, kažką, daiktus, aš nieko negaliu paveikti, kontroliuoti ir taip toliau, bejėgis randuosi. Ir šitie labai stiprus neigiami išgyvenimai, jie gali būti pagrindinė motyvacija. Tai reiškia, tada mūsų asmenybė, jinai auga kaip toks sargas, kuris mane toliau saugos nuo to, kad niekada neišduotų, niekada nepaliktų, niekada neatstumtų, niekada manim nesubijotų. Tada mes norim tapti tokie nepažeidžiami, terminatoriai, viską sugebantis, super gražūs, super charizmatiški, super sėkmingi, kad tik niekas negalėtų manim subijoti, išduoti, palikti, atstumti ir taip toliau. Ir gaunasi, pradeda augti tai, ką vadina ego. Ego, jisai geras dalykas, jisai saugo mus nuo traumų, saugo mus nuo neįgiamų išgyvenimų. Ir kartais žmogus gali taip stipriai išauginti savo ego, kad nieks negali jo įskaudinti. Jis tiek turi daug pinigų, kad nieks iš jo, nepapuls vėl į skurdą, kuriame jis gyveno vaikystėje. Arba gali moteris būti tokia graži, kad jau niekas nenorės jos palikti. Jau tokios moters nieks negali palikti. Ir jinai sprendė tą uždavinį. Bet jinai nėra laiminga. Tas nėra meilės. Nėra nuoširdumo. Paties susietumo nėra. Vėlgi. Ir gaunasi tie keliai. Dėl to žmonijoje, net jeigu kalbant apie didžiąją žmoniją, žmonija irgi įsiskyrė keliai. Viena dalis žmonijos pasuko į užkariavimą išorinio pasaulio ir vis tobulina visą tą užkariavimo būdus, kaip pasinaudoti išorinio pasaulio, kad gauti visko, ko norim. O kita dalis žmonijos išminčiai, dvasininkai įvairūs arba vidinio pasaulio stebėtojai, jie aptiko, kad geriau reikia ieškoti
vidinės būsenos, susietumo, taikos su pasauliu ir tik tai tada veikti. Yeah. Ir tada gaunasi du tokie būdai, dvi filosofijos. Viena filosofija yra, pavadinkim taip, Darvino filosofija. Kabutėse Darvino evoliucijos. Tai reiškia, pasaulis pavojingas, tu turi taip prisitaikyti prie pasaulio, taip jį užvaldyti, kad nieks tavęs neįskaudintų, nepažeistų ir taip toliau. Nes tu gyveni praktiškai visada grėsmiai. Visada pasirengime kovoti prieš bet kokį priešą. O yra kita filosofija, kurie siūlo išminčiai įvairiom kalbom. Jie sako, kad mes esame vienas organizmas. Žmonija, gamta yra vienas organizmas. Ir visas organizmas, kaip mūsų organizmas, tas holistinis požiūris, organizmas pats rūpinasi kiekviena ląstele. Nesirūpina smegenim labiau negu plaučiais, pavyzdžiui, arba skrandžiu. Visas organizmas dirba, kad visos sistemos gautų meilę, medžiagas, palaikymą ir viskas veiktų darnoje, ryšyje, holistinis požiūris. Ir tada tu turi atrasti, kas tu esi. Šitoj filosofijoje. Jo, pasaulis, bet žmonės anksčiau įvadindavo religiniai mąstantiems žmonėms, lengviau supras kaip Dievą. Ir tu esi dalis Dievo. Šiuolaikiniams žmonėms sunkiau, dėl to jie galbūt mato kaip visatą, holistinis požiūris į visumą, kad yra didelė visuma, kuri pati save organizuoja, pati sprendžia uždavinius, pati detoksikuojasi per karus, per įvairias sudėtingas situacijas, detoksikuoja tam tikrus dalykus ir auga. Ir tada tavo užduotis iš tos filosofijos yra rasti savo vietą. Kai tik tu randi savo vietą, plaučiai pradeda dirbti plaučių darbą, smegenų ląstelės smegenų darbą, kepenų ląstelės kepenų darbą, visas organizmas jas palaiko. Tiesiog tu be sustojimo jauti meilę ir palaikymą. Jeigu kepenų ląstelės pradeda rūpintis tik savimi, jos pradeda vis daugiau daugintis, tik savim rūpintis ir kepenų ląstelės didėja ir užima, visą pilvą, galiausiai visas organizmas numiršta. Tai reiškia, tai yra toks vėžinis mąstymas. Dėl to žmonėje yra du šitie požiūriai ir kiekvieno žmogaus du šitie požiūriai yra. Ir ant kiek žmogus priima tą, ar gyventi nuo pragaro būsenos, kad taip susiorganizuoti gyvenimą, kad nieks tavęs nepažeistų, stiprus ego, arba, pavadinkim, esybė, susietumo jausmas, atrasti susietumo jausmą ir dėka jo atrasti savo vietą ir tada realizuoti savo potenciją. Tai va čia dvi filosofijos ir du gyvenimo būdai. Labai įdomu, galėsim to judėti, kaip judėti žmonėms į tą pusę. O kol kas, tai jeigu jums patinka šis epizodas ir galbūt kiti mūsų epizodai, tai būtinai palaikinkit, pasidalinkit su draugais, prenumeruokit mus ir taip tikrai labai mums padėsite toliau kurti erdvę, kur daugiau žmonių gali prie viso to prisiliesti. Ką tai mes tavo dėka išskleidėm labai nuostabiai įdomią temą ir tikrai mane pačią irgi tam tikri kampai, kaip tu pateiki šitą temą, tiesiog nustebino. Aš tai klausau, geras, iš tikrųjų, giluminė priežastis yra, kad pačiam išeities taške visai ne ten atsispiri, ieškodamas bendrai laimės temos. Tai mes turim šitą nuostabų naują pasaulį, naują galimybę, kad aš galiu ieškoti susietumo. Ir akivaizdžiai kyla kitas klausimas, tai kaip vyksta ta paieška, kaip žmogus gali ieškoti. Ir, kur pradžia gali būti, kur išeities taškas jam atsispirt nuo ko? Jo, man atrodo, kad labai svarbu žmogui, pirmiausia, ką aš sakiau, pradėti iš vienos pusės, tyrinėti laimės jausmą. Taip. Toliau labai svarbu yra aptikti, kiekvienas žmogus savyje turi tokį ilgesį. Ir yra ilgesys kažko tai, kas kažkada tai buvo. Tai reiškia, mes apie ką pakalbėjome, mes ir gimdoje, ir kūdikystėje, ir vaikystėje, ir galbūt ir gyvenime vėlesnė, mes turim kažkokius išgyvenimus, kuriuose mes esam pilni, kuriame mes susiję, kur būsena toj pilnatvės, kur mes aiškiai jaučiame savo vietoje ir taip toliau. Ir mes iš tiesų kiekvienas ilgimės to. Mes ilgimės to, bet mes neturim tam laiko.
Neturim tam laiko dėl to, kad mes galvom, reikia pirmiausia vaikus užauginti, po to darbus nudirbti, tapti laimėtojų, viską turėti ir tada. Tai vad aš siūlau visgi įsiklausyti tą ilgesį. Turi būti tas ilgesys, širdies ilgesys ir karts nuo karto leisti jam kažkur tave nuvesti. Leisti jam kažkokius tai žmonės sutikti. Kažkokius tai podcastus pažiūrėti, kažkokius tai susitikimus nueiti, kur tu susitinki ir jauti, kad tavo ilgesys, jisai gauna atsaką. Va čia labai svarbu, nes mes turim patirti, kad vėl mumise pradeda grįžti prarastas rojus. Nes mes turim visi tokį archetipinį vaizdą. Mes esame išmesti iš rojaus. Dėl ko va ta biblinė istorija, jinai labai limpa. Dėl to, kad visi mes taip jaučiamės, mes buvom rojuje ir po to mes taiga pasidarėm atskiri ir mes jau turėjom dėl to rojaus dirbti. Tai reiškia, mes turėjome nusipelnyti rojų. Ir va tas ilgesys išlikęs. Ir jeigu mes pradedam jį reabilituoti, pradedam jausti, kur jisai mus veda, pradžioje ilgesys mus veda. Vėliau tas ilgesys sutinka kažkokius žmonės, situacijas, gamtą, gali būti net vietos kažkokios, žmonės kartais nuvažiuoja į kalnus, kartais žmonės nuvažiuoja prie kažkokių šventų vietų ir jaučiasi, kad jie užsipildo. Tada tas ilgesys jos atveda prie savęs. Ir tada ten atsiranda jausmas šviesos, pilnatvės. Ir tada jau eini su tuo pilnatvės jausmu. Ir tu eini, kuris įveda, tu jo klausaisi, tu jam irgi skiri gyvenime vietą. Jinai turi būti žmogaus gyvenime. Šita dalis turėti savo vietą. Toks kaip sutikimas erdvės ne aktyviam siekimui, o patyrimui, kad va tai ir yra, va dabar tai skamba. Taip. Aš tiesą sakant prisiminiau vieną trumpą labai istoriją, būtent apie tą vieną iš pradinių taškelių, kai aš atėjau mokytis pas tave ir Andrė. Tai Andrė yra mūsų mokyklos viena iš bendrai kūrėjų. Ir aš atsimenu, aš paauglystėje turėdavau be galo gražius išgyvenimus skaitydama poeziją prieš auditoriją. Ir tai būdavo tas susietumas. Aš matydavau, aš sakau kažkokią eilutę, kurioje yra emocija kokia nors ir aš matau, kad žmonės patiria tą emociją. Man toks jausmas, Dieve, kaip čia gaunasi, intuityviai aš jausdavau, kad mano įliejimas kažko, juos keičia, aš tada tai priimu ir tas varyšys. Po to, po kurio laiko aš daug metų visiškai to neturėjau. Baigiau ten magistrus viską, kad tik tai išmokti ir man nepavyko. Ir aš atsimenu tą momentą, kai aš pamačiau, kaip Andrė kalba vienoje konferencijoje. Ir aš žiūriu, kalba moteris. Ir taip, ten mano protų įdomu, daug kas kalba įdomiai, viskas tvarkoja, bet aš pajutau, kad aš įeinu į tą jausmą, kaip kad žmonės galėdavo būti mano tuose poezijos situacijose. Ir aš jaučiu, aš taip reaguoju į tai. Ne protų ten, žinai, emocionaliai nuostabu, ką šneka, paplosiu, bet va tas atsiranda ryšys su žmogum kažkoks keistas. Ir aš irgi stabtelėjau, atsimenu, ir tada pradėjau domėtis, kas čia per mokykla, ką jūs darote, kaip tas vyksta. Dėl to reikia aptikti tos momentus, kada mūsų ilgesys pasitenkina ir mes jaučiamės pilnatviški. Sunku į tai atkreipti dėmesį, dėl to, kad kartais nebūna jokių emocijų. Kartais tai nebūna ypatingas įvykis. Jo. Nieko išorėje ypatingo nevyksta, bet ateina ta ramybė, ateina ta pilnatvė. Ir va tos pauzės jos labai svarbios. Toliau labai svarbu žmonės, knygos, kurie pažadina tai. Vadinasi, pradžioj ypač knygos būdina tai. Knygos daugiau jos gali pažadinti, bet jos negali išspręsti šito dalyko, bet jos žadina, jos kaip durys tokios, kvietimas. Yra žmonės tam tikri, kurie kviečia. Jie kviečia, sako, ateikit, va čia yra. Šitoj vietoje yra, šitoj praktikoje tai yra. Bet po to tu turi atrasti žmogų, kuris tame gyvena. Tu būni ir tu jauti, kad tu užsipildai. Tai reiškia, tas žmogus iš tiesų gyvena nuo pilnatvės. Jis nieko nedaro, kad gauti pilnatvę. Jis jau yra pilnatvėje ir veikia. Ir nebūtinai tai yra žmonės, kurie veda mokymus. Jo? Dėl to, kad aš, kada minėjau tą įvaizdį, kad tai yra visata yra kaip didelis organizmas, akivaizdu, kad tame dideliame organizme visi darbai yra reikalingi. Dėl to tu kartais gali rasti žmogų, kuris
vairuoja automobilį, vairuotojas yra absoliučiai savo vietoje pilnatvėje. Tu gali sutikti žmogų, kuris seselė dirba, arba medikas, arba chirurgas, kuris absoliučiai savo vietoje. Iš tiesų, net mūsų mokyklos mokinių daug dabar tiesiog prabėgo prieš akis linija žmonių, kurie tikrai gyvena jau tam jausme, kad tu tikrai neatsakytum normaliai gyvenu, kurie džiaugsme gyvena, bet vieną moterį prisiminiau, šeimą tiesiog kūrė, tiesiog šeimoje yra mama. Prisiminiau verslininkę, prisiminiau vieną, kuris su sportu dirba ir taip toliau. Iš tiesų, tai nesusijęs. Taip, dėl to žmonės, kurie mūsų mokymus lanko ir atranda, tai jie visi skirtingi. Vieni neša darbus, kiti santykius, treti santykius su vaikais, kiti sveikatą, dar kiti į buvimą su savim, kiti kūrė, piešia, yra kurie dainuoja. Yra kurie žmonės absoliučiai tylus ir nieko kaip po tokio ypatingo nedaro. Tiesiog, bet tu matai tą žmogų ir tu matai, tiesiog gera būti su to žmogu. Ir tai yra išmintis gyvenimo formose. Mes mokinam apie tai, kad išmintis yra gyvenimo formose. Dievas yra visose formose, tas visa visuma. Ir žmonės, dauguma žmonių, tai patiria, bet jie nepastebi. Ir kartais jiems reikia kažkokio kito žmogaus, kad jisai kaip veidrodis tau parodytų, kad tu karts nuo karto tai patiri. Tai tu jau išskiriai porą tokių etapų, ką žmogus gali daryti. Pirma, atsiverti galimybei, kad tai patirs. Ir antra, jeigu stebėti, kokie žmonės tavo viduje atrodo, kad nešasi tą žinutę. Ne? Ir ką daryti? Sutinkite, nežinau, kaimynė, kuri gyvena ir gėlytes ten augina toj būsenai, kurios tu ieškai. Ir ką tu darai? Ir kaip vyksta tavo tada toliau tyrinėjimas temos? Dar kažką kitą sutinki? Aš dar norėčiau paminėti labai svarbų dalyką, kad visi žmonės, kaip čia pasakyti, pagal amžių jie prieina prie tokio laikotarpio, kur jiem tai yra be galo svarbu. Tai reiškia, jeigu žmogui yra virš 42 metų, jo organizmas jau keičiasi, hormonai keičiasi. Ir tas žmogus jau turi atrasti pilnatvės būseną, kad gyventi ir gauti energijos jau iš visai kitos vietos. Ne iš sėkmės, ne iš santykių su aplinka, su visuomenė, ne iš daiktų, ne iš laimėjimų, o gauti energiją iš pačio gyvenimo. Sukurti tokį gyvenimą, kuris yra rezonansė, sinchronė su pasauliu. Ir pasikrauti. Va čia labai svarbu, dėl to, kad kiekvieno žmogaus gyvenime ateina tas momentas. Nes jeigu pažiūrėti, kaip mes žmonės gyvenam, mes gimdoj būdami praeinam visą, ląstelės evoliuciją iki žinduolio. Praėjom visas stadijas. Po to, kai mes gimstam, mes praeinam visą žmonijos vystymosi istoriją. Tai reiškia, iki kokių 26-27 metų mes gyvenom taip, kaip žmonija gyveno beveik 300 000 metų. Mes gyvename gyvenimą, kur pagrindinė motyvacija eina iš įgimtų dalykų. Mūsų instinktai, mūsų įgimti hormonų ten veikimai ir taip toliau, jie formuoja mūsų gyvenimą. Ir pažiūrėkime į paauglius, kurie šiais laikais iki 25 metų, paaugliai, kaip jie atrodo, kada jų daug. Tu iš karto matai, kad jie visi, viskas, kas pas juos sukasi, visi hormonai, užvesti tam, kad įsiskirti, atkreipti dėmesį, pritraukti dėmesį priešingos lyties, sukurti šeimą, susilaukti vaikų, sukurti lizdą. Ir tai yra tai, kaip žmonija gyveno tos 300 000 metų iki žemdirbystės. Mes gyvenome mažomis grupėmis, kur būdavo lyderis ir grupelė. Dėl to ten visa lyderystė ir pasireiškia šitoje vietoje. Tu lyderis, tu priklausai kažkokiai grupiai, tu su ta grupė kažkur eini. Visa ta dinamika, realiai, net jeigu tome amžiai žmonės turi verslus, vaikai, kaip jaunuoliai, paaugliai turi tos verslus, visi irgi apie tai, kad išsiskirti, atrodyti krūtų, net jeigu jie nevadina, kad aš noriu atkreipti priešingos lyties dėmesį, bet jeigu atkreipi dėmesį, tu iš karto būni apdovanotas, tu iš karto pasidarai laimingas. Ir taip toliau. Čia yra tas laikotarpis, kaip žmonija tada gyveno. Ir mums nereikia formuoti motyvacijos paaugliui susirasti priešingos lyties atstovų ir sukurti šeimą. Viskas vyksta be jokių mūsų motyvavimų. Ir mes turim praeiti šitą etapą.
Ir šitame etape yra užpildymas būtent iš šito. Žmogui ne iki pilnatvės. Va čia yra tas laikotarpis. Bet jisai baigėsi. Mes kalbėjome praeituose mūsų tinklalaidėse apie tai, kad baigėsi tas etapas, išsijungia energija, vieną dieną baigėsi, viskas. Ir mes perėmė kitą žmonijos etapą vystymosi, kurį žmonija turėjo prasidėjusi galbūt prieš kokį 12 000 metų, 10 000 metų paplito po visą žmoniją. Va, kada atitirpo visas tas ledynmetis baigėsi paskutinis ir žmonės pradėjo gyventi sėslėje, pradėjo užsiiminėti žemdirbystę. Jie nustojo keliauti ir pradėjo vienoje vietoje gyventi ir pradėjo kurtis didelės gyvenvietės. Atsirado miestai, atsirado vėliau, žymiai vėliau atsirado karalystės, atsirado imperijos, atsirado raštas, atsirado žmonės jau sudėtingos profesijos. Jie pradėjo gyventi ne lyderis ir pasiekėjai, bet super sudėtinga piramidinė konstrukcija, kur žmonės sukuria daug įvairių sluoksnių. Atsiranda ne tik žemdirbystė, atsiranda ir amatininkai, atsiranda ir karėjai, atsiranda ir išminčiai, atsiranda įvairios profesijos. Ir tenai nėra vieno lyderio, ten yra didelė sudėtinga struktūra. Ir nuo to laiko mes pradėjom turėti savo turtą, nes kada žmonija keliavo, neturėjo savo turto. Žemdirbystės tik metu mes pradėjom kaupti turtą. Mums pasidaro svarbu jį perduoti savo vaikams. Mums svarbu, kad vaikai perimtų mūsų žinojimą, pratęstų ir taip toliau. Vadinasi, tas laikotarpis yra realiai žmonijos tas visas etapas reiškiasi žmogaus gyvenime nuo 30 metų. Kada staiga smegenys pasikeičia ir tau pasidaro svarbu ne tik, kad ar turi šeimą ir vaikus, bet svarbu, ar tu turėsi ką jiem perduoti, ar tu pasieki kažkokių tikslų, ar tu užimi kažkokią vietą visuomeniai, toj dideliai piramidai. Ar tu gauni tas socialinės garantijas, ar tu pasieki tikslus ir taip toliau. Visai kiti dalykai pradeda vežti. Ir visai kiti dalykai duoda energiją. Visai kiti dalykai užpildo. Bet žmonija, jinai vystėsi ir realiai ties 40, va tas laikotarpis, kuris dabar yra, jisai kol kas neduoda naujų įžvalgų. Tai reiškia, realiai mes nepriėjom kaip žmonija prie visuminio, globalaus kažkokio visuminio sprendimo, kaip spręsti, kad visas žemės rutulys kooperuotųsi. Mes dar kol kas toliau plėšom atskiras dalis, kovojam, konkuruojam ir taip toliau. Mes dar tam laikotarpyje. Tai reiškia, žmonija gali mus privesti prie to, kad mes turim pasiekti savo vietą, įgauti resursą ir perduoti savo vaikams. Ir būti geriausiu, šauniausiu, laimėtų ir taip toliau. Tai vat žmonija negali žmogaus nuvesti toliau negu 42 metai. Manasi, mes iki 42 metų tą realizuojam. Ir po 42 metų prasideda vakuumas. Žmonės nežino, kuo išpildyti gyvenimą. O mes gyvenam ilgai, mes turime energijos. Ir mes galim arba toliau kovoti, kariauti, vat kaip mes matome, net virš 70 metų žmonės, kurie jau turėtų būti išminčiai, jie toliau kariauja, kelia karus, dalinasi pyragus ir taip toliau. O žmonės gali atrasti kitą motivaciją. Kita motivacija, tai reiškia, nes mes energijos žymiai mažiau turime, kūnas jau senesnis, mums reikia gauti energiją iš sąveikos su gyvenimu, atradimas savo misijos. Kas esu aš šitam dideliam, ne tik sociumo pasaulyje, bet ir visam pasaulyje. Kaip aš turiu sąveikauti su žmonėm, kad aš gaučiau energijos? Kaip aš turiu sąveikauti iš gyvenimo? Kaip aš turiu sąveikauti su gyvenimu, kad gauti iš jo energijos? Ir va čia šitie norai pasidaro super svarbus. Nes čia ir yra klausimas žmogaus pagrindinis, o kas aš ir ką aš čia veikiu? Ir va jeigu šitais klausimais žmogus domisi jau nuo paauglystės, tai jisai labai lengvai gali šitą etapą praeiti. Bet jeigu žmogus niekada nesidomėjo, tada jisai papuola tikrai vakuumą, į krizę. Ir toliau žmogus pradeda gyventi, tiesiog vartoti gyvenimą arba gyventi kitų žmonių gyvenimą, savo vaikų gyvenimo dramomis ir taip toliau. Dėl to tas atsisukimas į save, jisai labai svarbus mūsų gyvenime ir mes jį turim padaryti. Visuomenė mums negali to pasiūlyti. Visuomenė toliau siūlys toliau vartoti sakančius produktus. Dėl to mums reikia jau ieškoti atsakymo ne visuomeniai.
Net ne ChatGPT, net ne... Mums reikia rasti žmonės, gyvų žmonės ir prie jų prisiliesti, pasijausti, tam jausme, kaip galima gyventi susietumo būseno ir kurti santykius, kaip gyventi susietumo būseno ir dirbti, veikti, ilsėtis ir taip toliau. Tai mums reikalingi mokytojai. Ką aš norėjau pasakyti šito ilgo atsakymo apie tai, kad realiai kažkurio momentu mums reikalingi mokytojai. Mokytojai tai yra pavyzdžiai žmonių, kurie jau taip gyvena. Nes iki to laiko mes turėjome mokytojus. Paauglystėj mes turėjome mokytojus, nes tėvai, vyresni žmonės, visuomenė, sako, davai greitai čia kuriam šeimas ir toliau einam uždirbinėti pinigus. Kada mes pradedam siekti karjeros, visuomenė vėl yra mums mokytas, pati visa visuomenė, nes jinai brandesnė, sako, pasiek tikslų, išmok kažką tai tokio vertingo, už ką mes tau mokėsim pinigus, tap suaugęs, priimk atsakomybę, padaryk iki galo, tap geriausių specialistų, turėk didelį namą, turėk įtaką, valdžią ir taip toliau. Vadinasi, mums nereikėjo ieškoti mokytojų, viskas aplinkui buvo mokytojai. Bet toliau mums reikia ieškoti konkrečių mokytojų, nes visuomenė negali padėti. Taip, galbūt tu gali nueiti į religinę bendruomenę, jinai gali kažkokioje vietoje padėti, religija gali padėti. Bet ne visi žmonės, kad jis gali nueiti į religiją, dėl to, kad religija vis tiek jinai bent jau pradinėme etape remiasi mitologija, kurią sunku kartais suvirškinti šiuolaikiniam žmogui. Tai reiškia, jinai vis tiek remiasi tam tikrais archetipais, tam tikrom idėjom, kur protas gali prieštarauti. Tai reiškia, jisai nori įrodymų, ypač vakarų pasaulio žmogui. Dėl to reikalinga patirtis, tiesioginiai tavo patyrimai, išgyvenimai, pilnatvės jausmo ir persimokinimas, kaip reikia gyventi jau ne dėl visuomenės, ne dėl vaikų, o dėl savęs, dėl savo širdies, dėl savo pilnatvės. Atrasti ją ir po to ją dalintis. O tada reikalingi mokytojai. Ir vieniems žmonėms pasiseka, tai aiškiai jie sutinka tokius žmonės, o kitiems žmonėms nepasiseka ir jie papuola į tokią situaciją ir toliau vėl gyvena išgyventi dėl savęs, išgyventi, kad vaikai išgyventų. Ir visą gyvenimą toliau pratęsia tame ieškojime laimės, kuri yra pasiekimas. Tai reiškia, vis siekia. Iki 42 metų mūsų kūnas turi daug energijos siekti. Ir net jeigu pasiekiam tą laimę, net ir sveika. Bet jeigu mes toliau vien tik siekiam laimės, mes pradedam išsekinėti, pervarginėti, nes mes neturim energijos, mes neturim tiek daug viduje resurso. Tai laimė, kai mes šnekėjom pirmo numerio, kur pasiekimas. Ir mes turim pamatyti, kad žymiai paprastesni dalykai mus daro laimingus. Tai, kad aš esu, kad aš gyvas, kad šalia manęs artimi žmonės, kad aš kažką, tai netgi nesvarbu, ką aš darau, jau aš darau. Reikia tik pamatyti plačiau, kaip tavo profesija padeda žmonijai. Tu gali pardavinėti dešras, bet tu gali matyti, kaip tu padedi žmonijai. Tu gali, automobilių vairuotojai būti, tu matyti, kaip tu žmonijai padedi tokiu būdu. Tu gali būti darželio auklėtoje ir matyti, kaip tavo darbas prisideda prie visos žmonijos vystymus. Ten daugiau pats matymas pasikeičia. Ne tai, kad tu profesiją egzotiškai randi, bet tiesiog tu pradedi matyti, kaip realiai tu prisidedi prie didelio organizmo, tokio visatos žemėje čia vystymus, augimo. Ir tai nėra tokia mistika, išskridimas, o tai labai konkretūs veiksmai, kylantis iš vidinės pilnatvės jausmo. Ir pats gyvenimas iš tiesų mus visada to mokina. Nes jeigu mes pataikom į šitą bangą, iškart mes gaunam apdovanojimą. Kai tik mes nusisukam nuo savęs, nuo susietumo būsenos, iš karto mus pradeda kankinti nelaimės jausmas. Trūkumas, vienišumas, nerimas. Ir jokie vaistai negali išjungti vienišumo. Niekas negali išsijungti nerimo jausmo, nesaugumo jausmo. Jokie vaistai gali nuslopinti smegenis, bet negali įspręsti, nes čia ne vaistų problema. Čia problema yra, kaip tu jauti save ir gyvenimą. Vat kame esmė. Dėl to turi reikalinga būti evoliucija, sudėtingesnė evoliucija. Dėl to ir dvasingumas, jisai turi būti sudėtingesnis negu visuomenės mokymas. Jis ir yra sudėtingesnis, bet kada jį pateikė kaip vaikų žaidimą, kaip supaprastintą modelį, tai tada, aišku, jisai nepadeda tam dalykui atrasti
Jo, tai čia keletas tokių klausimų iš karto. Pirma, tai labai faina, kad išskirsti jie etapus ir kad žmogui tarsi būtina jau nuo 42 metų kiekvienam atrasti tuos esybinius norus arba tą susietumo būseną kaip laimės būseną. Bet kartu tu minėjai apie savo istoriją, kuomet tau daug anksčiau įvyko tas pamatymas, kad tu taip nori gyventi ir tu jau taip matai. Ir mes taip pat minėjai, kad dar vaikystėje galim turėti tas patirtis, to susietumo. Tai vat, pirmas klausimas, tai ar teisingai girdžiu, kad gali būti žmonės, kurie bet kokiam amžiui jau to labai nori, jau labai ilgisi, kokį irgi žodį panaudoja, kad jie jau jaučia, nors jiem ten 20 metų ir panašiai, ir to ieško, ar ne? Ir lygiai taip pat turbūt gali būti, mes tokių matom, kuriems 60 ir jie nesutiko tų mokytojų iš sociumo aukščiau neužlipo, tarsi išeities nerado ir jie irgi užstrigė ir jie taip ir neperėjo ten, kur galėtų būti. Taip. Yra nemažai, mano aplinkoje yra nemažai, dauguma tų žmonių, kurie va taip gyvena. Dėl to, kad į mūsų mokymus ir ateina tie žmonės, kurie visada jaučia, kad gyvenimas jiems per ankštas. Vieni ateina iš minuso, kad nieko neturi ir nelaimingi, o kiti ateina iš pliuso, jie viską pasiekia ir kažko trūksta. Ir kaip taisyklė tie žmonės, jie visada jausdavo tą ir ilgesį viduje esamą ir jie pastebėdavo tuos laimės jausmus, kurie nepriklauso nuo aplinkybių. Ir kada tu jas pastebi, tu negali jų ignoruoti. Taip, kartais vieni randa formas, ten vyrai žvejoja ir per žvejybą jie tai atranda jo ir jisai pailsi, susibalansuoja, ten kiti gamtoje vaikšto, treti dar kažką tai daro. Dėl to yra tokių žmonių, kurie visada jaučia, kad viskas yra daugiau. Ar galima taip sakyti, kad kadangi visuomenė pati yra iki to amžiaus kabutėse, kuriame tyrinėtume esybinius norus, kad mes net jeigu aptinkam, mes iškart pamirštam, nes nėra vartų, nėra durų, nėra ką su tuo daryti. Būtent. Tu patyrei, ir viskas, nėra pasiūlymo, nėra parduotuvės, kur tu nueisi ir tau duos vadovėlį, kaip toliau į tai judėti. Ir tu judi ten, kur yra siūloma. Taip, kad nuolatos mes tai prisimenam, bet aplinkoje mes nerandam patvirtinimo, kad mes teisingai prisimenėm. Dėl ko labai daug yra istorijų apie žmonės, kurie nuvažiuoja į Indiją. Ir Indija yra tokia šalis, kurioje labai daug tų primintukų apie tą būseną. Ir žmonės, daug erdvių, kuriuose jau yra praėję žmonės. Nes ten vis tiek ta jų sistema, kastų sistema, jinai visada turėjo, kad aukštai, pačioj piramidėje buvo braminai. Tai yra tie žmonės, kurie neždavo šitą žinojimą. Jie turėjo savo atskirą nišą visuomenį. Pas mus taip yra kunigai, ta niša, bet ten buvo net kaip perdodama ta linija vaikams ir taip toliau. Dėl to žmonės atvažiavę į Indiją mato išoriškai tą chaosą, socialinį kažkokį tai šiek tiek atsilikimą, bet viduje jie pradeda matyti, kad tie žmonės laimingi. Ir po to jie patys aptinka save laimingą tokiuose keistose sąlygose. Dėl to net atskira kultūra tai gali nešti tokį žinutę. Ir tu teisi, kad aplinkoje, jeigu nėra, labai sunku tai aptikti. Net atpažinti, kad aš galiu link to judėti. Taip. Dabar kaip tik iššoko tie paveikslėliai visokie. Aš tikrai nieko prieš ten tos gongų visas maudynės ir ten visokius festivalius, tikrai nieko prieš. Bet toks jausmas, kad žmonės masiškai aptikę tas kažkokias vietas, kuriuose potencialiai galėtų skleistis, tas esybinis tavo pasaulis, kur tu potencialiai galėtum artėti link susietumo, jie komercializavo ir tai, paėmė, suvalgė kaip prekę ir pardavinėja kaip pasiekimus vėl. Gaunasi, kad kartais mes galim aptikti norą ir nueiti į vietą, kurioje tau toliau bus, vėl apsimaukti lūpas ir siekti. Taip, ir vėl pasiekimai. Tai reiškia, yra nušvitęs, yra nenušvitęs, yra per pusę nušvitęs ir tu vėl pradedi matyti, kad reikia siekti, reikia vėl siekti. Tai žmonės kartais papuola į tokią vietą. Arba kitas yra dalykas, kada žmonės, labai dažnai, kada žmonės atranda tos būsenas, kaip ir pas mane buvo, kada man buvo ten 20 keli metai. Juk tu atrandi tą būseną, kuri buvo vaikystėje. Ir realiai tu ir grįžti į vaikystę.
Dėl to tu patyręs tą susietumo būseną, jie patiria nebrandžiam pavydalę. Tai reiškia, tu suvaikėjai. Ir aš atsimenu save, pradžioje aš irgi mokindavau taip, kad mes visi kartu būdavom bendruomenė kaip vaikai. Mes visi kažkuo tikim, mes visi vieni kitiem geri, mes kūrėm tokias bendruomenės, mes visi sėdėm prie laužo, mes visi ten kažką tai grojam, šokam, dainuojam, už rankom susijimę, dainuojam mantras ir taip toliau. Mes įkretam į tokį vaikų pasaulį, tokį pasakų pasaulį. Nes mes realiai ir esam tokioje vietoje, mūsų ta išmintis va tokia. Bet pabaigus va tokį festivalį, baigėsi jisai, ir tu grįžti į savo darbą ir tu matai, kad tu nieko negali pernešti. Jo, nedainuoja visi mantrų. Tu negali, nes tu eini, susitinki kartais su tokiais žmonėm, kurie dar vaikiškoj būsenoj, toj infantilioj susietumo būsenoj, ir tu irgi su ją grįžti, nes žmogaus asmenybė gali regresuoti, ir tu pasidarai toks vaikiškas, naivus, visko pasitikė ir taip toliau, ir realiai grįžęs į normalų gyvenimą, tu atrodo keistai. Tai žodžiu, tu gali tą susietumo būseną arba per regresavimą infantilišką, bet atvirą būseną ir tada tu susijęs, arba tu kaip tik išmintingas tampi, ar visai iš kitos vietos atsiranda, ar ne, tas pats atvirumas. Ne, kai tas atvirumas vėl aktyvuojasi, jo, labai dažnai mes papuolam į savo vidinį vaiką. Tai reiškia, mes pasidarom vaikiški, naivūs. Ir tai yra labai graži pradžia. Bet po to mums reikia tą vaikišką matymą toliau vystyti, nes jis kažkokiu momentu sustojo. Mes persijungiam į asmenybės vystymą, į ego vystymą. Ir šita vieta, jinai tokia nedasivystė, pavadinkime taip. Galima sakyti, žmogaus tas vidus, širdis, esybė nedasivystė. Čia aš nekalbu apie sielą, bet aš kalbu apie konkretų žmogaus išminties lygį. Ir dėl to žmogui reikia pradėti, taip, jis pradeda nuo tos vietos, kur yra. Jis pradžioje gali tik tai naiviai matyti, viską matyti kaip pasaką, viską matyti kaip stebuklingą, visur matyti ten, nežinau, stebuklingus personažus, dievus, arba ten deivės, arba kažkokius tai šamanus, arba dar kažką, tai ir tai labai nuostabu, ir tai yra graži pradžia. Bet tai nesusijungs su gyvenimu, jeigu šitos dalies mes nevystysime. Nes kada, taip kaip aš suvokiu dvasingumą, jis yra daug kartų sudėtingesnis žinojimas už tą, kurį turi šiuolaikinis sociumas. Jisai daug kartų sudėtingesnis, dėl to, kad jisai sprendžia uždavinius, kurių negali šiuolaikinis sociumas įspręsti. Kaip nustot kariauti, kooperuotis ir taip toliau. Holistinis požiūris yra sudėtingesnis. Kaip ir, pavyzdžiui, grįžtam prie paralelės, kada yra medicininis požiūris į kūną. Ir tam, kad žmogus būtų gydytojas, jam reikia 7 ar kiek ten metų mokintis. O tam, kad holistiškai žmogus gydytų, jam užtenka savaitgalio mokymų. Ir jis jau gali tave gydyti. Įsivaizduojat? O iš tiesų ne. Holistinis požiūris į organizmą, jis yra daug kartų sudėtingesnis negu medicininis. Ir dėl to jisai pilnai įskaito visą medicininį požiūrį ir yra dar sudėtingesnis. Dėl to reikia ne 7 metų, o nežinau, kaip kokie nors Kinijoje akupunktūros tu mokiniesi visą gyvenimą. Tavo tėvas visą gyvenimą mokinosi, senelis visą gyvenimą mokinosi, arba Ayurvedos išmintis. Tavo tėvas, senelis, prosenelis, visi visą gyvenimą kultivavo Ayurvedą ir dabar tu jį pats irgi kultivuoji ir mokini. Tai gyvenimais trunka, kol tu išmoksti tą amatą per Ayurvedą subalansuoti organizmą. Tai lygiai taip pat ir dvasingumas. Yra tas vaikiškas, jis labai fainas pradžioj, toks vedlių pasaulis, bet vedliai turi kažkur nuvesti, jie turi nuvesti, kur tu pradedi augti, tu pradedi mokintis. Ir vienareikšmiškai tu turi ir suaugti tenai ir brandžiai matyti, ir sudėtingai. Ir galiausiai tu turi pamatyti brandžiau ir sudėtingiau, negu visuomenė mato. Ir tu tą iš karto pajauti. Dėl to, kad kai tik tu pradedi matyti brandžiau negu visuomenė, žmonės tavęs iš karto nesupranta. Ir tu tą pajauti. Dėl to, kad kaip tu nueini į vaikų darželį ir su vaikai šneki ir tu jauti, kad jie nesupranta pilnai, ką tu nori pasakyti. Tu gali jų kalbą paaiškinti, bet tam tikrų dalykų tu negali perduoti. Ir yra tas etapas, jį reikia paauginti, žmogus turi sutikti vyresnius už save, pavadinkim, žmonės, tai reiškia brandesnius. Ja. Ir tada tas vyksta, nes mes mokinamės iš žmonių.
Labai nuostabu. Net ne praktikos. Jeigu tu susėsi ir stebėsi ten kvėpavimą arba kažką darysi, ir šalia tavęs nebus žmogaus, kuris išmintingas tose asanose, tose kvėpavimuose ir nepraėjo viso kelio, tu neperėsi sekantį žingsnį. O jeigu tu ir perėsi sekantį žingsnį, tu gali net užstrikti jame ir, nežinau, tu gali dabar užsidaryti ir atrasti dviratį. Bet tau užtruks ten 30 metų, kol tu jį atrasi. O žmonija jau per tą laiką kažkur bus nukeliavusi. Dėl to mums reikia ir dar kažkokių tai vis už tave brandesnių žmonių grupės, kur jie tau gali perduoti kažkokį tai, vat kaip reikia būti brandžių santykiuose. Ir iš visumos integracijos santykiuose gyventi su priešinga lytim. Kaip integraliai, išmintingai auginti vaikus. Turi būti galbūt net kitas žmogus, nes jisai šito vietoj profas. Kaip veikloje, kaip verslą daryti, gali būti dar kitas žmogus, kuris būtent šitoj vietoj specialistas. Tu negali būti specialistas visuose šituose dalykuose. Irgi specializacija. Ir ten žmogus įdėjo 30 savo gyvenimo metų, kad įnešti į integralumą, į vaikų auginimą, arba į verslo organizavimą, arba į sveikatą, arba į santykius su priešinga lytim. Čia gyvenimų reikalai, čia yra ilgai trunkantis brendimo procesai. Ir pas mus Lietuvoje nėra labai vertinama išmintis, vertinamas protingumas, vertinamas turtingumas, vertinamas statusas, bet ne išmintis. O senose kultūrose yra vertinama labiau išmintis. Tai aiškiai žymiai svarbiau yra, kaip ir tas matosi per santykį su vyresniais žmonėmis. Yra kultūros, kur seneliai ir jų nuomonė paskutinė. Ir visi ten gali viską pasakyti, bet senelis po to pasako, arba senelis, arba vyresnio amžiaus žmonės. Pas mus buvo taip, bet sovietai viską pakeitė. Mes pasidarome materialistai ir mums pasidarė žymiai svarbiau visai kiti dalykai. Bet mes turėjom tas šaknis. Jos kažkur pas mus yra. Ačiū, labai fainai, labai gražiai išskleidai. Labai lengva įsivaizduoti tuomet, iš to, ką supasakoju, kad vaikas, jeigu susietume, tai savo uždavinius gali tame susietume spręsti. Tai yra voliojusi ant žolės susietume. Taip. O kai mes esam, kaip tu sakai, santykiuose, veikloje, brandžiam gyvenime, tai yra visai kito lygio uždaviniai. Taip. Ir čia išlikti susietume reikia visai kito sudėtingumo atsakymų. Taip. Super, labai įdomu ir gražu. Jo, ir juos reikia gauti. Juos reikia gauti, pamatyti ir kartu net patirti su to žmogum. Čia neužtenka sužinoti. Mes dalinamės, pavyzdžiui, apie tai savo tinklalaidėse. Bet dar svarbiau, kartu su mumis ateiti galbūt į mokymus ir patirti šitą dalyką. Ir kada tu patiri, tau tampa akivaizdu. Dėl to mūsų tos tinklalaidės yra kvietimas, galbūt kažkas girdi tą ilgesį ir jaučia, kad aš noriu brandžiai girdėti save pasaulyje ir remtis būtent į tą laimės būseną, kur yra pilnatvė ir nuo jos gyventi. Bet atėjus į mūsų mokymus, dalyvaujame, nes mes darom situacinį mokymą, kartu būnant su mumis, tu pradedi patirti ir pats gauni savo atsakymus. Ir vėl tu randi savus individualius po to sprendimus, kurie tau būtent tinka. Ir pats apsisprendi, kuriuose gyvenimo srityse nori to ieškoti, tą tyrinėti. Labai gražu, labai fain. Rimtai, aš manau, kad mes į pabaigą su savo epizodu, tai ar nori kažką apibendrinti, ar paklausti juokingą klausimą? Kad tu paklausim juokingą klausimą. Jo, tai tu gali paklausti, nes aš ką tik apibendrinau. Aš irgi taip jaučiu, tai gerai. Klausimas toks, o kaip atrodytų gyvenimas, jeigu būtų daug tų išmintingų žmonių, arba tebūnie ir visi gyventų nuo savo esybinių norų, nuo susietumo? Ar galima patyrinėti, ar kas tai būtų? Aš manau, kad tas gyvenimas, jisai būtų kažkuo panašus, toks, koks yra dabar, bet tame nebūtų karų. Nes žmonija, jinai turėjo etapus, kada vykdavo karai, ir po to būdavo tie etapai, kada nevykdavo karų, ir tada žmonės pradėdavo kurt, statyti, o ne griauti. Kiekvienas žmogus rasdavo vietą, kuris gali kažką tai įnešti. Vadinasi, tie etapai, jie labai trumpi iš tiesų žmonijoje vykdavo. Ir šalyse, net Europoje, toje pačioje, antras pasaulinis karas, baigėsi karai, žiūrėkit, kaip mes pakilom, į lėktuvą, nuskridom į kosmosą, į mėnulį nuskridom, viską atradom ir taip toliau, ir prašau, mes vėl turim karus. Ir karai vėl mus atsuka į išgyvenimo klausimus.
Ir vėl ne apie kūrybą, ne apie kultūrą, ne apie kiekvieno žmogaus laimę, o apie naftos kainas, apie ginklavimus ir taip toliau. Tai vat jeigu tie be karo laikotarpiu tęstųsi ilgai, neišvengiamai mes pradėtume taip gyventi. Ar galima dar taip žaismingai pažiūrėti, kad gal būtų mažiau karų ir santykiuose, ir su vaiku, ir šiaip su žmonėmis, ir darbuose? Taip, tu teisi. Nes realiai karai prasideda nežinau, geopolitinė maštabė, jie prasideda šeimoje. Šeimoje, vadinasi, mes pamatom, maži būdami, kad santykių skirtingų poreikių problemas mes sprendžiame galios žaidimais, dominavimu. Ir šitą dalyką mes tabletės nurijam, iš jos išaugame tokie galios žaidimų išmanytojai. Ir po to, kada mes gyvenime susiturėm, kur mums reikia suderinti poreikius skirtingų įmonių, skirtingų šalių, mes vėl perinam prie galios žaidimų. Nes viskas iš tiesų, aišku, prasideda nuo pokyčių šeimoje. Gerai, tai pagavom, kaip atrodytų visuomenė. Nuostabu. Gal palinkėjimą, paskutinį sakinį žmonėms, kurie žiūri, klauso mūsų. Palinkėjimas yra, pastebėkite, kad jūs esate žymiai laimingesni, negu mums protas pastebi. Protas yra specialistas, kuris randa problemas ir jas sprendžia. Bet jeigu mes į pasaulį žiūrim ne proto akimis, o širdies akimis, net kūno akimis kartais mes matom, kad žymiai jame daugiau yra laimės, džiaugsmo, pilnatvės ir galimybių. Nuostabu. Tai ačiū visiems, ačiū, kad buvot kartu. Ačiū, kad keliaujate su mumis. Teisingai ir būtinai palaikinkit, pasidalinkit, išsiseivinkit, grįžkit, prenumeruokit, žodžiu, keliaukit kartu su mumis ir padėkit mums keliauti su kitais.